Pas mus yra išleistuvių diena. Labai malonu, kad tiek daug susirinko ir dabar norėčiau jie atsistotų. Pas mus yra Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys. Regionų prezidentė Roma Klečkovskaja. Yra parašyta vieno žmogaus mūsų programą. Mes pradėjome savo sportinę karjerą 1993 metais irgi Bulgarijoje. Iškovojom tada vieną medalį. Moterų krepšinio rinktinė. Tuo metu laimėjo sidabro medalį. Po 4 metų Danijoje, Kopenhagoje, 2007 metais jau iškovojame 3 medalius. Italijoje, Romoje 2001 metais tenai iškovojame 5 medalius. 2005 metais Australijoje, Melburne, jau iškovojame 8 medalius. Taivanėje 2009 metais iškovojame net 13 medalių. Ar manote, kad tai buvo nelaimingas skaičius? Žinoma, kad tai buvo laimingas skaičius. Ir per šitą 20 metų laikotarpį ir išties jūsų tarpe yra ne vienas, kuriam šios žaidynės bus nebe pirmos, todėl tikrai puikiai žinot tą žaidynių jaudulį, taipogi pergalės skonį ar pralaimėjimo kartėlį. Todėl šios žaidynės sėkmės, valios, ištvermės ir svarbiausia, kuo mažiau to žaidynių sportinio jaudulio. Ir nepamirškit pagrindinio sporto principo, tai gerbkit save ir savo priešininkus, kovokit garbingai. Linkiu jums sėkmės ir gražaus šiandieninio renginio. Mėly sportininkai, gerbiami vadovai sporto. Kaip žinome, praeitais metais jūsų broliai seserys sėkmingai startavo Londone. Tai buvo 300-oji olimpiada. Ir džiaugiasi Lietuva jų iškovotais medaliais. Šiandien jūs išvykstate į savo žaidynės olimpinės. Tai noriu Lietuvos tautinių olimpinių komiteto vardu jums palinkėti taip pat sėkmingai startuoti, dalyvauti, laimėtumėt savo kovą, pasiektumėt savo rezultatus geriausius, siektumėt pergalės. Sėkmės jums. Žaidynės Bulgarijoje. Tačiau aš atstovauju krepšinį. O reikia pasakyti, kad sėkmingai dalyvavo pareigotas krepšinio federacijas. Noriu įteikti padėkos raštą Aleksui Jasiūnui už indėlį vystant ir populiarinant Lietuvos krepšinio sportą. Roma Klečkovskaja, kaip sakoma, mūsų namo šeimininkė, kuri padeda mums visada spręsti mūsų bėdas ir problemas.
Jūsų sporto komiteto prezidentas paminėjo, kad viskas 4 metai vis didėja jūsų būrys. Taip pat ir jūsų šiandien neprašau ir netikiuosi, bet tiesiog žinau, kad tikrai parvešite. Kai mes palydėjome pirmą kurčiųjų delegaciją į pirmasis nepriklausomus Lietuvos sportininko kurčiųjų žaidynės ir kuomet iškovojame Vilniaus kurčiųjų bendruomenės vardu norėčiau visiems palinkėti sportinės dvasios, sportinės sėkmės, nepasiduoti, kovoti iki galo, parvežti gražių įvairiaspalvių medalių ir mes širdimi būsime su jumis. Mes jūs palaikysime. Sako, jeigu juoda ir pilka būtų, tai gal nelabai jau. Galėtume dar atsistoti ir kurčiųjų aplodismentus parodyti. Situacija, žiūrėkit, padaro, kas jis klausė, padaro to, įvykimas, tai iš karto, žinai, važiavim. Dar galim. Gerai, važiuoju, man reikia Kauną valgyti. Važiuoju. Aš atkrysiu 26 turbūt. Važiuoju Kauną, žinai, ir neturiu žaidimų. Aš tai nuo jo. Viskas visai jau šeidė. O kur man viskas? Kabinėse yra manęs prašė, bet aš šeidė viskas.